Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Dovilė, Alma Master atstovė ir noriu pristatyti jums mūsų naujieną Alma Master podcast, tai yra interviu su lyderiais. O pirmoji tema yra apie motivaciją, nes kokia lyderystė be jos, tiesa? Kiekvienas lyderis turi turėti stiprią motivaciją tam, kad pirmiausiai pradėtų veikti, o tuomet, kad tęstų pradėtą procesą ir pasiektų sėkmę. Ir šiandien apie motivaciją kalbame su neuropsichologė Ramune Dirvanskiene. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausiai gal ir paklausiu, kaip susijusi motivacija ir mūsų smegenys? Na, tai mūsų smegenys ir yra tas šaltinis, iš kur kyla tokia psichologinė funkcija kaip motivacija. Tai neuromokslininkai motivaciją tyria įvairiais pjūviais, tai gali tirti per kokios smegenų dalys yra atsakingos. Tai čia daugiausia yra kalbama jau apie dopamininę sistemą, kaip yra atsakingi požievio įvairūs regionai, įvairūs branduolių centrai, kaip kiekvienas iš jų prisideda, vienas labiau prie to jausmo prisideda, kitas labiau prisideda prie prisiminimų, apie atpildą, trečias labiau prisimena tokio aukštesnio ligmens tos norus, kaip man reikėtų, aš turėčiau, aš pats gal iš vidaus nelabai noriu, bet reiktų dėl aplinkos spaudimo. Tai vat skirtingos smegenų dalys dalyvauja šituose skirtingose procesuose, o neurocheminių lygmenių tai plačiausiai yra ištarta motivacija dopamino kaip neuromediatoriaus kontekste, bet tai yra ne visa motivacija. Tai yra ta motivacija, kur aš kažko noriu, nes tai man sukelia jaudulį. Aš noriu būti pirmas, kad pasidžiaugčiau tuo pirmumu. Aš noriu laimėti, aš noriu tą kažką didelio pasiekti ir pasidžiaugti. Bet ne visas mūsų elgesys yra to motyvuojamas. Mes kartais norime padaryti tiesiog šventę savo šeimai ir savo draugams vien dėl to, kad mums gera. Tai čia jau nebe dopamino, čia jau labiau oksitocino ar serotonino tinklai, tai visai kiti neurocheminiai mechanizmai. Bet daugiausiai, ką mes kalbame apie tą motyvaciją, ypač vakarietiškoje kultūroje, tai mūsų smegenyse mokslininkai tai sieja būtent su tais dopamino tinklais, dopamino sistemoje vykstančiais procesais. Tai iš tikrųjų dopaminas yra tas laimės hormonas ir savaime aišku, kad tie laimingi žmonės yra labiau motyvuoti. Jis yra labiau tos egoistinės laimės, kur aš pirmas, viskas mano, čia mano. Laimė, tai mes dar galim pasiginčyti, kas yra laimė. Laimė gali būti, aš esu atsipalaidavęs, laimingas savimi, savo gyvenime, su tai žmonėm, su kuriais esu. Tai čia jau bus čia nebe dopaminas, čia jau kiti neurotransmiteriai. Bet kalbant apie tuos žmonės, kurie yra, galima sakyti, sėkmingi ir nepasiekia rezultatų, užima aukštas pareigas visuomenėje, tai tikriausiai ar teisinga sakyti, kad juos veda pirmyn tas egoistinis laimės hormonas dopaminas? Priklausomai, galima taip sakyti, bet tiesiog tarp žmonių mes dažnai matome, atlikdami smegenų aktyvaciją, tam tikrus skirtumus. Kad tai, ką jūs apibūdinote, tie žmonės, kurie yra vedini kažkokio tikslo, jie nori kažką pasiekti, jie sukuria planą su etapais, pasiekiu to etapo, tas man padeda pasiekti tą. Tai yra tokie labai goal driven, tikslo orientuoti individai. Tai taip, jos labiau motyvuoja dopamininę sistemą ir mes matome didesnį sužadinimą kairiojo pusrutulio prieškaktinėje skiltyje, kuri yra būtent atsakinga už tokius procesus, kaip tikslų suskaidimas į mažesnius tikslus, to plano parengimas ir va tokie. Kiti žmonės yra labiau orientuoti ne į sėkmės pasiekimą, bet į nesėkmės išvengimą. Tai ne ta vidinė motivacija, bet ta labiau išorinė motivacija, kur aš kažką pasieksiu tam, kad po to negaučiau bausmės. Arba aš kažką turiu padaryti tam, kad po to kolegos į mane kreivai nežiūrėtų. Tai mes tokių žmonių smegenų aktyvacijoje, kai jie žiūri prieš pradeda užduotį, ar kaip jie susidėlioja savo planą, kaip jie pradės užduotį, mes matome didesnę aktyvaciją dešiniojo pusrutulio prieškaktinėje skiltyje ir emociniuose centruose. Tai mes matome, kad tų žmonių, kurie daugiau yra orientuoti į kitų nuomonę, ten yra daugiau toks labiau emocinis procesas ir labiau judėjimas nuo, o ne judėjimas į. Tai mes matome, kad žmonės skirtingai yra motyvuojami ir kiek tai yra įgimta, kiek tai yra įgyta, čia dar labai daug mokslo turi būti padaryta.
Kalbant apie tikslus, tai aišku, kai yra trumpalaikiai tikslai, tai tą motivaciją išlaikyti yra paprasčiau ir yra kur kas sudėtingiau stimuliuoti tą dopaminą ir šiaip turėti tą stiprią vidinę motivaciją, kai yra ilgalaikiai tikslai ir mes susiduriam su sunkumais, demotyvacija, nesėkme, kitų požiūrių. Kaip išlaikyti tą motivaciją, kai yra ilgalaikiai tikslai, kad nepasimestumėm, nepasiduotumėm ir išliktumėm stiprus iki galo? Tai yra dažniausiai taikomi du tokie kaip patarimai ir jie susiję būtent su tos dopamino sistemos mechanizmu. Tai pirmasis yra suskaldyti didelės užduotis į smulkesnes, tos smulkesnius laiptelius. Kodėl to reikia? Todėl, kad dažniau galėtumėm patirti tą laimės pliūpsnį, kad aš pasiekiau. Kada mūsų užplūsta dopaminas? Tada, kada rezultatai viršija lūkesčius. Tai jeigu vieną didelę užduotį suskaidome į kelias smulkesnes ir mūsų rezultatas viršyje tą lūkestį, mes jaučiame žymiai laimingesni, negu jeigu išsikeltumėm savo vieną didžiulę užduotį ir tuomet ją pasiektumėm, mes tiek laimės nejustumėm. Tai mes pagrindinę laimę jaučiame tada, kai rezultatai viršyje lūkesčius, viršyje norus. Tai kaip mes galime sumažinti tos lūkesčius, kad ta realybė ją viršytų. O kitas yra, kad sunkiausia motivacijoje yra pradėti. Kai jau pradedi, viskas lyg ir vystosi natūraliai ir ta praeities sėkmė, jinai paskatina, užkuria visą šitą mechanizmą. Tai dažnai, kai apima tokios kaip liūdesys, kad čia turiu iššūkių, rekomenduojama yra prisiminti praeities sėkmes, jomis pasidžiaugti, nes tai užkuria tą motivacijos variklį ir vėl paskatina iš naujo pradėti. Tai vienas man patinkantis pratimas, kurį dažnai daro įvairios įmonės, tai kas kažkiek laiko, kas ketvirtį, kas metus padaryti tiesiog tokį pasidžiaugimo nuveiktais rezultatais susitikimą, kurio metu ne tik įvardinama, kokių tikslų buvo pasiekta, bet ir primenama kiekvieno žmogaus rolę, kaip jis prisidėjo prie to, kad tas tikslas būtų pasiektas. Juk ne visi komandos nariai mato savo darbų rezultatų. Tarkime, įvairūs žmonės, kurie atlieka aptarnaujančią ar palaikomąją funkciją, jų pačių darbas tai netveda į tą galutinį rezultatą, bet reikia priminti, parodyti, kaip prisidėjo prie viso to galinio rezultato ir tokiems žmonėms dažnai būna sunku save motyvuoti, nes aš juk nematau, kokią naudą mano darbas atnešė, bet jeigu primenama, kad be tavo darbo nebūtų kito žmogaus rezultato, tai labai prisideda prie motyvavimo. Tai reiškia, kad motivacija yra susijusi su tuo, ar mes matom prasmę tame, ką darom. Ir jeigu pametam tą motivaciją, mes turim sugrįžti atgal ir prisiminti, kodėl tai pradėjom. Tai motivacija, kaip minėjau, skirtingos motivacijos formos, jos yra orientuotos į skirtingus smegenų lygmenis. Tai ką jūs kalbate apie tą prasminę motivaciją, tai yra susijęs su aukščiausiojo lygmens žieviniam funkcijom, kur tai, ką aš veikiu, turi būti prasminga, tai turi būti tokią naudą atnešti, tai turiu įprasminti tiek save, tiek matyti pokytį. Tai mes čia kalbame apie tą pačią aukščiausiojo lygmens motivaciją, kuri ne visada yra pakankama. Prisiminkime ir tos žemesniuosius požievinius smegenų centrus, tokius kaip limbinė sistema, kur yra atsakinga už emocijas, už atmintį, tai labai gerai motyvuoja šitus centrus tiesiog teigiamos patirtis. Tai, ką aš minėjau, tie prisiminimai apie praeities sėkmes arba susiejimas savo prisiminimų su tais norimais dalykais. Tarkime, jeigu aš tą padarysiu, aš pagerinsiu kažką iš savo atminties, arba tai yra naudinga, nes tai siejasi su tuo, ką aš jau žinau. Tai mes einame per tos jau žemesnio lygmens centrus, o ne per tą konkretumą, o ne per tas abstraktybės ir prasmes, kaip anksčiau kalbėjome. Ir taip pat dar suaugusieji dažnai gana pamiršta, kad tas procesas jis turi teikti džiaugsmo. Ir dėl to aš esu tikrai palaikytoja tų visokių team buildingo išvykų, kur visa komanda kažką žaidžia, išsitepa, eina į žygį, patiria, nes tai veikia per tos pačius žemiausius, per tos instinktinius smegenų centrus, kur jie yra aktyvuojami, nes labai lengva pasiekti tą saturaciją, jeigu tu vien tik tai eini per tą aukščiausiai lygmenį, per tas abstraktybės, per tos tikslus, tu turi žaisti, tu turi patirti džiaugsmą, tai turi tau sukelti emocijas. Ir
Ir skirtingų ten yra rekomendacijų, kaip pasiekti kiekvieną iš šitų lygmenų smegenų. Bet čia labai įdomus iš tikrųjų procesas, nes kaip minit, viskas prasideda nuo žemiausio lygmens instinktų, bet yra kaip ir pamatas, nes toks užkariavimo instinktas, ar ne, kažką pradedu daryti, kas man teikia džiaugsmą ir aš tai padarysiu. Ir tada einam link prasmės, aukščiausio to laiptelio, kas jau irgi yra labai stipri motyvacija, nes mes matom, kad vykdom pokytį. Man labai įdomu paklausti, kaip motyvuoti save pradėti, nes iš tikrųjų nepriklausomai nuo to, ar galvojam apie verslo pradžią, ar gaunam kažkokią tai užduotį darbe, kuri netrodo labai įdomi ar ne, bet vis tiek ją reikia įvykdyti. Tai kas lemia tą motyvaciją? Va, kaip pasakyti, kad aš galiu, aš tai padarysiu, o nepulti į tą desperaciją, kad man vis tiek gal nepasiseks, yra daug sėkmingesnių už mane, ta užduotis neįdomi, aš jos nepadarysiu maksimaliai. Kaip save užsiturbinti, taip sakant, ir pradėti? Čia aš girdžiu keletą skirtingų dalykų. Tai pirma yra, kai yra keliami per aukšti tikslai ir tada tų aukštų tikslų yra sunku pasiekti, ir galų gale nesi motyvuotas, nes nepasieksi sėkmės. Tai vat visi būdai, kaip sumažinti tuos savo lūkesčius, kad tą sėkmę būtų kuo lengviau nuraškyti, kuo lengviau pasiekti. Tai įvairūs užduoties suskaldimai į mažesnės užduotėlės. Tarkime, jeigu aš pradedu, tai kad tas mano verslas pačią pirmą savaitę nebus pats didžiausias, tai bus tiesiog labai mažas kažkoks žingsnis, bet aš jį padarysiu. Tai vat sumažinimas. Kiti mėgsta taikyti 2 minučių taisyklę. Aš kažką padarysiu tik tai 2 minutės, nes labai lengva kažką pradėti, jeigu aš žinau, kad tai truks tik 2 minutės. Natūralu, kad kai pradedi, tuomet jau ir tęsi ir taip įsivažiuoji. Tai ta 2 minučių taisyklė yra tikrai labai nebloga praktika tiem, kas vis atidėlioja tą pradėjimą. Taip pat kalbėjote apie... Buvo dar ten kažkokių pavyzdžių, norėjau apie kažką kitą pakalbėti, bet... Apie užduotį darbę, jeigu gauni neįdomią, ar ne? Taip, jeigu gauni neįdomią užduotį, tai mus sujaudina tai, ką mes jaučiame emocijos. O jeigu gauni kažkokią neįdomią užduotį, tai kokias emocijas čia kelia? Kodėl? Manęs nedomina. Ir natūraliai, jeigu man tai nekelia kažkokių siekimo emocijų, aš ir nenorėsiu tos užduoties padaryti. Tai tuomet rekomenduojami yra įvairūs būdai, kaip savo tas emocijas sukelti. Tai vienas iš būdų susijęti su atmintimi. Tarkime, jeigu aš šitai padarysiu, tai siesi su mano kažkokiom ankstesniam žiniom ir tai aš tas žinias papildysiu. Arba pririšti prie kažkokio kito didesnio tikslo. Jeigu mano tikslas yra ten paaukštinimas ar kažkoks perkelimas, šita užduotis man pasieks tai padaryti. Kitas gali būti tiesiog toks bazinių lygmenių sukelimas savo fiziologinės reakcijos. Tarkime, kaip neįdomu yra rašyti tą ataskaitą, niekas jos ten neskaitys ir kam viso to reikia. Tai aš parašau tuomet laišką savo viršininkui už savaitės, aš padarysiu jum ir visam departamentui pristatymą savo analizės, kur papasakosiu viską, ką padariau. Ir tai sukelia labai daug jaudulio, nes dabar aš turiu gerai padaryti, nes mano rezultatas yra ne pati ataskaita, mano yra tas rezultatas, kad aš prieš visus kalbėsiu ir pasakosiu ir dabar visi matys. Tai nori, nenori, nebegaliu prokrastinuoti, nes tai užmotyvuoja tas papildomas jaudulys, kad pats savo susidariau. Tai ypač galioja tom užduotim, kurios neturi laiko limito, kur ne tik neįdomi užduotis, bet dar nėra deadline. Tai tikrai nedarysiu. Tai tas visų pirma ir deadline sukūrimas už savaitės ir pasakymas, kad aš tai prieš visus garsiai pakalbėsiu ir jūs visi mane pažiūrėkit, kai aš tai padarysiu, tai uždeda dar ant viršaus ir tą emocinę užkrovą ir tai dažnai labai puikiai išjudina tos dalykus, kuriuos šiaip nukeltum. Dažnai iš tikrųjų galima pamatyti socialiniuose tinkluose įvairiausius reelsus ir ištraukas, kad ir iš lyderių, kurie sako, kad nesėkmės užgrūdina, čia viskas įveikiama, jūs viską galit, bet kai šituos dalykus žiūri žmogus, kuriam iš tikrųjų nesiseka versle arba pradėjo ir mato, kad viskas važiuoja žemyn, kaip iš tikrųjų daryti, kai nieko nesinori daryti, kai jau matai, kad atrodo nepasiseks? Tai žiūrint kokią tą būseną, viena gali būti tiesiog motyvacijos trūkumas, nes neįžvelgiama
naudos iš tų veiklų, na tai tuomet paieškoti tų veiklų, kurios atrodytų prasmingos ir reikalingos, o kita yra, jeigu mes kalbame apie depresiją ar apatiją, na tai po ilgalaikio streso tai jau gali būti ir klinikinės būsenos, kur reikia tikrai gydymo ir kreipimosi, tai čia labai daug įvairių scenarijai gali būti. O kalbant apie būtent nesėkmes, kaip jos veikia motyvaciją? Tai nesėkmės yra būtinos. Jeigu mes žiūrime į kaip žmogus mokosi, tai žmogus geriausiai mokosi iš savo klaidų. Tai mokymui, tobulėjimui klaidos yra būtinos, bet tos klaidos jos turi būti, kaip minėjau, suskaidoma į kuo mažesnius etapus, kad tos klaidos būtų kuo mažesnės ir turėtų kuo mažesnės pasekmes, kad visų pirma tai neišgąsdintų, neturėtų kažkokių labai negerų pasekmių, žalos neatneštų, bet klaidos apskritai jos yra būtinos. Jeigu mes žiūrime, tarkime, mano masterclass yra apie vaikų mokymasi. Vaikam klaidos yra būtinos ir kai mes žiūrime, kaip užsimezga vaikų smegenyse tie ryšiai, tai daugiausiai jų išsiskiria, daugiausiai to smegenų augimo hormono išsiskiria būtent po klaidų. Kai aš pats bandau, kai aš pats patiriu nesėkmę, kai aš pats galvoju, kaip čia ką padaryti. Ir tai yra labai natūralu, kad klaidas reikia priimti kaip natūralų dalyką, jų neįmanoma išvengti, bet kažkaip susistyguoti tą procesą, kad jų pasiekmes būtų kuo mažesnės. Dabar, pavyzdžiui, kalbant apie gyvenimo būdo pokyčius, kad ir, pavyzdžiui, pradėti sportuoti, keisti mitybą ir žmonės mato įvairiausius pavyzdžius irgi socialiniuose tinkluose ir mato iš karto aišku tą tobulą rezultatą, kartais ir nušlifuotą ir jie pradėję, kad ir sportuoti, mato, kad man nesiseka taip atrodyti, jau viskas metu. Kam aš čia persistengiu kiekvieną rytą anksti keltis ar ne 6 ryte prieš darbą, jeigu vis tiek man nepavyks to pasiekti arba reikės siekti labai ilgai. Tai ką patartumėte tiem žmonėm, kurie yra ties ta riba, kad jau nori mesti? Tai reikia dirbti su lūkesčiais. Jeigu yra lūkesčiai į rezultatą, tas rezultatas greitai neteina, tai tuomet lūkesčius perkelti į procesą. Jeigu negaliu nubėgti labai greitai ar įgyti kažkokios fizinės formos labai greitai, tai tuomet turiu susikoncentruoti į procesą, kad tai daryčiau 45 minutės. Ir nesvarbu, tas 45 minutės aš pirmas ar tobuliausias, aš tiesiog tai susifokusuoju į procesą ir darau tai laikui, o ne rezultatui. Kitas dalykas, labai ta vidinė motyvacija, jinai būna linkusi išgaruoti, tai susistrateguoti, kaip pasidaryti tą išorinę motivaciją. Tai dažnai tam padeda prisijungimas prie kažkokio sporto būrelio, kur tada kiti tave motyvuoja ateiti, įsipareigojimas. Tarkime, jeigu aš vienas sportuoti neprisiverčiu, tai tuomet užsirašysiu į komandinį sportą, kur turiu žaisti su partneriu ir tada nori, aš turiu ateiti, nes partneriui yra prižadėta, aš apvilsiu partnerį. Tai, įvairūs tokie susidėliojimai, kad šalia vidinės motivacijos atsirastų ir išorinė. Tai kai kurie sporto klubai, jau nežinau, kiek iš jų Lietuvoje, bet mačiau, kad užsienyje taiko tokius dalykus, kad tu pradėdamas mėnesį įsipareigoji tam tikrom treniruotėm ir jeigu jas neateini, gauni finansinę baudą. Tai kai kurie sporto klubai jau tai taiko, kad žmonės būtų labiau motyvuoti ateiti. Ar yra kažkokių įžvalgų pastebėjimų, kaip smegenų veikla, kuo ji kitokia yra lyginant lyderius, kurie jau pasiekė tų savo tikslų, nes nepriklausomai kokia yra sritis, ar pradeda sportuoti, tai eina iki galo, pradeda verslą, tai eina iki galo, nepasiduoda nesėkmėm, kaip tos smegenys veikia kitaip negu tų, kurie greitai pasiduoda? Tai įprastai žmonės, kurie turi sėkmę kokioj sferai. Nesvarbu, kokia ta sfera būtų, ar sportas, ar verslas, ar mokslas, tiesiog tokie žmonės būna nuėję ilgą atstumą viena kryptimi. Tai turi daugiau motyvacijos, turi jau įžvelgimą, kaip susidėlioja procesai, gebėjimą pastebėti tuos procesus ir organizuoti savo veiksmus, kad tie procesai būtų įgyvendinami. Tai matomi tokie gebėjimai. Tai, jie pasižymi
didesniu saviveiksmingumu, savistaba aukštesnė, planavimo gebėjimais ir aš apie tai taip pat kalbu savo paskaitoje, šalia fizinių pratimų, kaip įvairiom fiziniam veiklom lavinti vaiko smegenų raidą, kad jis geriau galėtų pažinti save, savo kūną, padidinti jos savistabą tiek savo kūno procesų, tiek savo psichinių procesų ir geriau galėtų koordinuoti tiek savo kūno judesius, tiek savo minčių procesus. Tai dabar apibendrinimui, ką patartumėt, kokie įpročiai, kasdienė veikla gali padėti aktyvuoti dopaminą ir tą motyvaciją apskritai? Tai jeigu mes kalbame apie dopaminą, tai čia prieš kokius 5 metus Silicio slėnyje buvo labai madinga dopamino bado dieta. Remiasi logika, kad jeigu mes remiamės tą dopamino visą sistemą savo motyvacijai, tai mums reikia vengti tokių dalykų, kurie tą sistemą išbalansuoja. Tai yra įvairūs greito atpildo gyvensenos dalykai, kurie užkelia tą dopamino reakciją, na ir po to po užkelimo slenka duobė. Tai mes tų duobių, kada mes jaučiamės nelaimingi, nenorim. Tai turime vengti ir tų visų dalykų, kurie tą staigų užkelimą uždeda. Tai ta dopamino bado populiari dieta rekomenduoja atsisakyti įvairių greitai skaidomų angliavandenių, cukraus, socialinių įvairių platformų, laiko prie ekranų, kompiuterinių žaidimų, rūkimų, psichoaktyviųjų medžiagų, alkoholio, na tai daug tokių dalykų, kurie greitai užkelia tą dopaminą ir tuomet idėja yra tokia, kad tuomet atsiranda daugiau tos vidinės motyvacijos, mažiau tų šuolių ir duobių ir visas tas procesas išsilygina. Tai daugeliu žmonių ta dopamino bado dieta tikrai yra veiksminga, ji padeda išvengti tų apatijos nuopuolių ir apskritai pastebi, kad nuotaika pagerėja. Tiesiog kiti apriboja laiką be telefono, na tarkime telefonui ir socialiniam medijom aš skirsiu tik tam tikras valandas per dieną, o nuo 8 aš jau viską ignoruosiu. Na ir tikrai pastebi tos psichinės sveikatos pagerėjimus. Tai ačiū Jums labai už pasidalinimą praktinėmis žiniomis ir dėkojame, kad buvote Alma Master ir iš tikrųjų tikiuosi, kad nepritrūks motyvacijos siekti savo tikslų. Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau informacijos ir išgirsti kitų lyderių patarimų, o Ramunės taip pat, galite apsilankyti mūsų videotekoje ir išsirinkti mėgstamiausią video arba metinę prenumeratą. Ačiū Jums ir sėkmės nepametant motyvacijos.